Sveiki visi! Šiandien griausime vieną didžiausių skaitmeninės rinkodaros mitų. Pakalbėsime apie tai, kaip, paradoksalu, mažesnis svetainės lankytojų srautas gali atnešti jūsų verslui žymiai daugiau naudos. Taigi, pasiruoškit, nerime gilin. Na, ar kam nors tai skamba pažįstamai? Jūs tikrai nesate vieni. Tai turbūt viena dažniausių ir labiausiai varginančių problemų versle. Įsivaizduokit, investuojate laiką, pinigus į SEO, į turinį, į reklamą, lankytojų skaičiai kyla, grafikai gražus, o banko sąskaita, ji kažkodėl da džiaugsmo nejaučia. Jeigu dabar linksit galvą, tai šis pasakymas būtent jums. O dabar truputis šalto dušo. Pažiūrėkite į šį skaičių – 3,3%. Tai vidutinis konversijos rodiklis visose industrijose. Taip, teisingai. Tik maždaug 3 žmonės iš 100 apsilankiusiųjų padaro tai, ko jūs norite. O kur dingsta likę 97? Būtent tai ir yra geriausias įrodymas, kad vien didelis lankytojų skaičius, jis tiesiog nieko nereiškia. Mes esame tiesiog įpratę galvoti, kuo daugiau lankytojų, tuo geriau tiesa, bet žinote, toks mąstymas yra spąstai. Tikri spąstai, kurie verčia mus beprasmiškai vaikytis tuščių skaičių, užuot susitelkusi tai, kas iš tikrųjų neša pinigus, į realius klientus ir į pelną. Ir žinot, kas įdomiausia? Dabar situacija keičiasi dar labiau. Paieškos sistemos su dirbtiniu intelektu tampa tokios protingos, kad atsako į klausimą tiesiai paieškos puslapyje. Vartotojai net nebereikia niekur spausti. Ir ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad pritraukti tuos atsitiktinius tiesiog žiūrinėtojus bus vis sunkiau. Bet palaukit, čia yra gera žinia. Tai tiesiog priverčia mus susitelkti į tuos, kurie iš tikrųjų ieško to, ką mes siūlome. Gerai, tai kaip išlipti iš tų srauto spąstų? Atsakymas paprastas – reikia nustoti, gaudyti visus iš eilės ir pradėti ieškoti savų. Tad pereikime prie sprendimo. Pažiūrėkime, kas gi yra toji kokybiška auditorija. Štai čia ir yra visa esmė. Mes neieškome bet ko. Mes ieškome tų žmonių, kuriems mūsų produktas ar paslauga yra būtent tas atsakymas, kurio jiems reikia čia ir dabar. Tai jau nebe šaudymas į minią su užrištom akim. Tai preciziškas šūvis tiesiai į 10. Gerai. O kaip atpažinti tos kokybiškus lankytojus? Yra keli aiškūs ženklai. Pirma, jie atitinka jūsų sukurto idealaus kliento portretą. Antra, jų elgesys rodo, kad jie nori pirkti, o ne tik smalsauja. Trečia, jie iš tikrųjų skaito jūsų straipsnius, žiūri video, jie leidžia laiką jūsų svetainėje. Ir galiausiai, kas yra be galo svarbu, jie į paiešką rašo ne šiaip batai, o pirkti juodus odinius žieminius batus 43 dydžio Vilniuje. Jaučiate skirtumą? Štai čia ir matome tą fundamentalų mąstymo pokyčių. Anksčiau mes džiaugiamės dideliais skaičiais ataskaitose, tiesa, o dabar pagaliau suprantame, kad 10 lankytojų, kurie yra per žingsnį nuo pirkimo, yra 1000 kartų vertesni už 1000, kurie tiesiog atėjo pasižvalgyti. Sėkmę matuojame nebe paspaudimais, o realiais rezultatais, užklausomis, skambučiais ir, žinoma, pardavimais. Viskas puiku. Bet kyla klausimas. Kaip praktiškai surasti tuos tinkamus žmonės? Kaip perskaityti jų mintis, suprasti jų ketinimus? Štai čia į pagalbą ir ateina moderniosios technologijos. O kalbant konkrečiai, dirbtinis intelektas. Pabandykite įsivaizduoti dirbtinį intelektą kaip universalų vertėją. Vertėją iš vartotojo kalbos į verslo kalbą. Jis geba analizuoti ne tik atskirus žodžius, bet ir visos frazės kontekstą, niuansus, netgi nuotaiką. Būtent taip jis ir atskleidžia, ko žmogus iš tikrųjų nori. Mūsų pagrindinis tikslas yra pagauti tuos vartotojus, kurie jau praktiškai išsitraukia piniginę. Ir čia dirbtinis intelektas tiesiog spindi. Jis atpažįsta signalinius žodžius. Jei žmogus ieško CRM sistemos kainos arba automobilis X palyginti su automobiliu Y, tai juk akivaizdu, kad jis jau yra sprendimo priėmimo finale. Jis nebeieško bendros informacijos. Jis renkasi. Gerai, teorija skamba įtikinamai. Bet kaip visą tai paversti realiais veiksmais savo versle? Dabar pereikime prie konkretaus praktiško plano žingsnis po žingsnio. Štai kaip tai atrodo praktikoje. Pirmiausia, surenkame visus jūsų duomenis, ką žmonės ieško, kaip ateina pas jūs. Tada dirbtinis intelektas atlieka protingą darbą, sugrupuoja visas tas užklausas pagal pirkėjo ketinimą. Ar jūs dar tik domisi, ar jau lygina, o gal jau pasiruošęs pirkti. Remdamiesi šiomis įžvalgomis, mes kuriame specialiai pritaikytą turinį. Ir svarbiausia, tai nėra vienkartinis darbas. Procesas yra nuolat stebimas ir tobulinamas. Sistema mokosi iš jūsų realių pardavimų ir laikui bėgant veikia vis tiksliau ir tiksliau. Taigi, jeigu reikėtų viską apibendrinti keliais punktais, tai skambėtų taip. Mes matuojame ne kiekį, o kokybę. Mes grupuojame užklausas pagal realų pirkėjo ketinimą, pritaikome turinį skirtingiems žmonėms, pasitelkėme dirbtinį intelektą turiniui kurti ir nuolat ieškome silpnų vietų, kurias galime patobulinti. Viskas. Ir pagaliau priėjome prie svarbiausio klausimo.
O kokia iš viso to nauda verslui? Kokie tie realūs apčiuopiami rezultatai, kai pradedame dirbti pagal šią strategiją? Žinote, rezultatai čia kalba patys už save. Kai pritraukiame tinkamus žmones, natūralu, kad konversijos rodiklis šauna į viršų. Kadangi šie klientai iš pat pradžių buvo labiau suinteresuoti, jie lenkia išleisti daugiau ir likti su jumis ilgiau, taip auga kliento vertė per visą laiką. Ir žinoma, kai nustojame švaistyti pinigus reklamai priskirtą netikslinę auditorijai, kliento pritraukimo kaina krenta tiesiog akise. Ši citata, manau, idealiai apibendrina visą mūsų pokalbį. Sėkmės raktas yra nepritraukti kuo didesnę minę, o suteikti maksimalią vertę tiems, kurie jau yra per žingsnį nuo sprendimo. Būtent ten ir slypi tikrasis jūsų verslo augimo potencialas. Ir pabaigai paliksiu jūs su šiuo klausimu pamastymui. Skirkite akimirką ir pagalvokite, kokie rodikliai jūsų ataskaitose iš tiesų apibrėžia sėkmę. Galbūt jau atėjo laikas pakeisti požiūrių. Ačiū, kad buvote kartu ir iki greito.